Labai gerai viena moteris pasakė per seminarą, aha, tai sako, moteris reiškia yra kaip bosas, kuris visiems šeimoje vadovauja. Nu, sakau, šiaip tai jo, jinai yra bosas ir tada klausimas, koks tu esi bosas. Ar tas, kuris visus, ar tas, kuris su piragu pasitinka ir pas kurį nori visi grįžti. Ir kaip ten sako, tada bosas jiem algas turi mokėti. Ne, sakau, bosas tada gauna algą iš kitų už tai, kaip jisai suvadovavo. Va čia yra jo alga. Kokia? Geri santykiai. Pavyzdžiui, vyrui sekasi verslas, tarkim, ne? Tu pati jaunesnė. Nes, nu, taip yra. Tu nepavargusi esi. Vaikai irgi ima iš tavęs tokios pavyzdį. Pavyzdžiui, mergaitės. Mes su dukra, kaip pasišnekam kartais, va, jie 8 metai, tai kažkokia buvo situacija labai juokinga. Vyras bamba kažką, o man dabar jau juokas ima iš jo bambėjimo. Aš juk suprantu, kodėl jis bamba, jis po truputį irgi pradeda. Iš kur tai kyla? Man yra tai juokinga, tie visi bambėjimai, tosios nesąmonės. Nu, vis tikrai juokinga. Aš kartais jam sakau, tu nebesakyk nieko, nes aš pradėsiu juoktis, o tu supyksi, nes aš juokiuosi iš tavęs. Nes matot, kaip priklausomai vėlgi nuo vyro, reikia žiūrėti, koks jo lygis yra. Aš tai jį irgi keliu, pabiškį, tai jam, kaip pasakyti, kartais gal ir ne tai, kad grubiau, bet galbūt galėčiau kitaip elgtis, nu, bet elgiuosi kaip elgiuosi, ką jau padarysi. Tai buvo taip, kad jisai kažką bombėjo virtuvėje, mes su dukra buvom vanioj. Ir aš jai sakau, girdi kaip bumba? Manai, nu, tai va sakau, tegu jisai pasišneka ten, žiūrėk, aš dabar nieko nesakau ir tuoj praeis viskas. O sakau, matai, kaip viskas vyko, kaip viskas vyko. Girdėjai savo, ką aš sakiau? Girdėjau. O tu girdėjai, kad aš jam pasakiau taip ir taip? Girdėjau. O tu girdėjai, kad jisai manęs vėl klausė to paties? Nu jo. Sakau, čia vyrui yra tokia natūra. Ir tu dar sykį jam kartoji tą patį. Tiesiog, vat, gražiai paini, sakai tą patį, ką jisai klausėtės, tu vėl sakai, o nesakai, aš jau tau kiek kartų jau sakiau. Ne, tu dar kartą švelniai pakartoji. Ir tada galima va taip pažaisti. Taip, nustoti kontroliuoti. Nežinokit, nuo mūsų kontrolės niekas nepriklauso. Mes labai norim šito, mes stengiamės. Ir po to, kai tu pamatai, kad gyvenimas iš tikrųjų nevyksta taip, kaip tu nori sukontroliuoti, tai tampa, nu labai, tada mes liūdim. Tada mes nepasitikim savim. Tada tu galvoji, kad tu kažkokia esi netokia, kad vyksta ne taip, kaip tu norėjai. Kažko man trūksta, reiškia, o pavyzdžiui, kodėl jai sekasi, o man nesiseka. Tokie lyginimai gali pradėti darytis. Nu, žodžiu, viskas eina į tokį negatyvą. O jeigu paleidi ir žinai, kad nieko nėra svarbaus, tokio labai jau. Gali paleisti tiesiog. Nesvarbu, kas vyksta. Nes realiai ir nesvarbu, kas vyksta. Ar yra toks dalykas kaip pareigos? Moters pareigos, vyro pareigos? Nu, vedistai sako, kad yra. Aš nenorėčiau sakyti kategoriškai, kad yra pareigos. Bet, pavyzdžiui, jeigu paimkim tokius darbus, kurie yra sunkus fiziškai, tai aš manau, kad jie moteriai netinka. Nes moteris yra daug silpnesnė fiziškai už vyrą. Tai jeigu tenai daržą sukas, tai manau, kad vyras turėtų tą daryti. Bet jeigu moteris viena ir nori daržo, bet jinai gali pasisamdyti ką nors, arba paprašyti kaimyno gražiai, kuris padarytų. Nes vyro, kurio gražiai prašo, jisai tikrai padarys. Jisai nori būti naudingas. Jis nori būti naudingas tai moteriai. Tai va, tai sakau, tos pareigos tokios, ilgainiui, gyvenant ilgai, gaunasi tokios nerašytos taisyklės, tiesiog jos susideda. Aš tai darau ir darau. Pavyzdžiui, per seminarus labai dažnai būna dėl indų neplautų. Daug žodžių, kad jas labai nervuoja tai, o jiem tas pats jie atsipūtė. Tai aš galvoju, kaip yra pas mus, aš net nežinau. Praktiškai taip gaunasi, kad susiplauna patys. Ateini, matai indus, užsidedi pirštinės, plauni. Arba sudedi indaplovę. Ateini vakare, vėl tas pats. Bet tai ir yra gyvenimas. Tu gyveni šeimoje, pavyzdžiui, kurioje 4 asmenys. Jie visi valgo, jie visi geria.
kaip gali nebūti indų, tai yra nenormalu. Čia yra va, tas toksai buitinis, paprastas gyvenimas ir kuriam mes prieštaraujam. Tu norėtum, kad tų indų nebūtų, bet tada tu neturėtum turėti šeimos. Tada nėra šeimos. Nu, turbūt kažkoks toksai idealistinis požiūris, o tu tiesiog paimk negalvodama, eini ir plauni, eini ir siurbi. Jeigu tu neturi jėgų tam tai dienai, tai ir nedaryk šito. O gal kitą dieną tu turėsi daugiau jėgų ir pasidarysi. Aš dar apie tvarkymas, kai gyvenau viena, nu tai ten būna suvarkai kartą pastatyti ir džiaugiasi grįžti. Viskas tvarkoj. Ir vis tiek vieną dieną iš vis galvoju, ne, aš nebegyvensiu dulkių ritmu. Ir man tas pačiai labai patiko toks, nu, pačios atradimas, kad, nu, tai dulkės nukrenta, ten daugiau, mažiau, patalina, chloro. Taip. Ir gyvensi pagal jų ritmą, pradėsi. Ai, aš negyvensiu pagal durklių ritmą. Geras. Vaikeli, čia pirmas vaikas, ne? Pirmas vaikas, ne? Nes viską nutarnoja iš paskos. Bet čia gal nuo požiūrio. Taip, viskas nuo požiūrio priklauso. Bet, žinoma, mane nervuoja tie katės plaukai namuose. Sako, čia iš vis, man čia blogai, sako, reikia su savim kažką. Jeigu tu turi katę ir jinai turi plauką, aišku, kad bus tų plaukų. Tiesiog eini siurbi. Taip, tai yra išeitis, Bet jau jinai yra. Ne, tai... Plaukai jinai yra, tik ką man išmes. Ne, čia ne apie tai yra kalbama. Ne. Kad taip yra, taip. Čia yra pagrindas iš visko. Aš suprantu, kad yra taip. Ir ką dabar iš to aš galiu daryti. Iš tos situacijos, kuri yra. Taip. Labai geri siurbliai yra, žinokit, Electroluxo, kurie yra be laido. Ir mano vyras labai dažnai paima tą siurblį ir prasiurbia. Tiesiog, nu, jeigu atitinka ta danga tokia, bet pasiėmi tą siurblį, nereikia nei laido nieko, jisai, toksai ilgas. Taip, labai, geras. Mes vieną turėjom sugedo, iškart puolėm pirkti kito. Nors turim ir paprastą, nes tas paprastas jisai daugiau traukia. Jis galingesnis yra, o šitas tai tokiam trupiniam, dulkiam susirplaukam, jisai susirinka. Ir, pavyzdžiui, svečiai ateina, 5 minutės pas tave apačia visą ideali. Nes ten duris, nes dar vaikai gyvena. Jo. Išmesti iš galvos lūkesčius ir fantazijas, nebesitikėti nieko. Gyvenime galit nuo šiandien pradėti. Jeigu suprasit, kad tai yra tik tai mintis, čia mintis yra, fantazija, lūkestis yra mintis. Aš norėčiau, kad jis taip darytų. O tu iškeli klausimą tada, o kas man davė tokią teisę norėti, kad jis darytų taip? Taip. Ir vyras labai teisingai pasakė, jis norėjo biškį pabudinti jūs, kodėl aš turiu daryti taip, kaip tu nori. Ir tada pagalvoju, o rimtai, o kodėl, juk čia aš noriu. Kodėl, kai mane verslas, sakys, mane nervuodavo, ir aš dabar lygiai tą patį darau jam. Kai aš norėdavau, aš visada ten sutvarkydavau. Taip. Mes, visada juodavau savo pusę, sakau, sumastė, o dabar tvarkamas, gal aš pagalvoju. Gal aš turiu reikalų visai kitokių. Taip. Humoro jausmas, nesakiau, gyvenimas nėra toks rimtas, kokį mes jį priimam, nes iš tikrųjų taip nėra. Kas iš to rimtumo? Juk smagiau yra, kada šypsomės, teisingai. Kaip apsirūkysios, ne? Juk smagiau. Ir kodėl yra geriamas alkoholis, kodėl yra rūkoma. Tokiu tikslu ir tai yra daroma, kad nors kiek pajusti tą laimę. Kad nors kiek atsiriboti nuo tų problemų, kurias susikūrėm, kurias sukūrė mum aplinkiniai, kurias mes priėmėm kaip savas. Kuriuos mes skaitom kaip dirgiklius. O dirgiklyje kodėl? Todėl, kad nevyksta taip, kaip aš noriu.